Ubisoft gerbėjai nėra patenkinti. Prancūzijos žaidimų milžinas klumpa nuo vieno nusivylimo prie kito. Skull and Bones patyrė nesėkmę. Star Wars Outlaws nesugebėjo tapti hitu, kurio Ubisoft taip reikėjo. Net Assassin's Creed nebėra ta nepaliečiama jėga, kokia atrodė anksčiau. Tai kas nutiko? Kiekvienas turi savo atsakymą ir visi jie gali būti neteisingi. Kai kurie gerbėjai kaltina vadinamąjį progresyvų rašymą. Pramonės veteranai kaltina pervargusius kūrėjus ir išpūstą vadovybę, tačiau šie paaiškinimai iki galo neatskleidžia, kas vyksta, nes tikrovė gali būti kur kas tamsesnė. Ar Ubisoft siekia kurti puikius žaidimus? Ar jie jau tapo visiškai kitų dalykų, kurį formuoja išoriniai interesai, duomenų rinkimas ir jėgos, kurių dauguma žaidėjų niekada nemato? Atsakymas gali atskleisti ateitį, kurioje žaidimų industrija patirs savo Lehman Brothers akimirką, o žaidėjai nustos būti klientais ir taps pačiu produktu. Tiems, kurie 2018 metais turėjo Ubisoft akcijų, viskas atrodė gerai. Prancūzų vaizdo žaidimų kompanija turėjo didžiulį sėkmingų franšizių arsenalą, tarp jų Far Cry, Prince of Persia ir žinoma Assassin's Creed serija. Išleidus daugiau nei 20 dalių ir daugybę atskirų televizijos ir kino projektų, tai buvo vienas žinomiausių prekių ženklų vaizdo žaidimų pasaulyje. Tai taip pat buvo vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių Ubisoft akcijų kaina pakilo iki rekordinio lygio – daugiau nei 102 eurų už akciją. Tačiau kaip ir bet kuriame amerikietiškose kalneliuose yra pakilimas, o po jo staigus kritimas. 2024 metais Ubisoft akcijų kaina smuko iki maždaug 13 eurų, tai panaikindama 87% akcininkų vertės akcijoje, kurią daugelis laikė saugia investicija. Tai prilygsta tam, lyg turėtum $100 kupiūrą kišenėje, o ištraukus ją, ji pavirstų į vieną kino bilietą. Būtų lengva manyti, kad tai bendras technologijų industrijos žlugimas. Taip nėra. Kol Ubisoft smuko, beveik visi kiti kilo į viršų. Nintendo nuolat kilo nuo 2018 metų, o garsus žaidimų leidėjas Konami, laikomas Ubisoft konkurentu, nuo 2023 metų akcijų kaina smarkiai šoktelėjo. Taigi, problema ne industrijoje, ne žaidimuose, viskas slypi užkulisiuose. Ubisoft yra milžinas vaizdo žaidimų pasaulyje. Be originalių žaidimų. Jie stipriai remiasi esamą intelektinę nuosavybę, tokia kaip žvaigždžių karai ir įsikūnijimas, o jų žaidimuose gausu veiksmo. Bendrovei, kuriai vadovauja pirmininkas ir generalinis direktorius Yves Guillemot, taip pat yra nepriklausoma ir gali pati sudaryti sandorius su konsolių gamintojais. Tačiau tą nepriklausomybę išlaikyti nebuvo lengva. Bendrovė nuolat plėtėsi ir priešinosi spaudimui parduoti iki 2015 metų. Būtent tada viena įmonė bandė atimti iš jo šią galimybę pasirinkti. Vivendi, galinga Prancūzijos masinės žiniasklaidos korporacija, nusitaikė į žaidimų bendrovę kaip savo plėtros dalį. Ji buvo įsigijusi 10,4% bendrovės akcijų, o Guillemot bijojo, kad tai yra priešiško perėmimo plano dalis. Kai Vivendi toliau įsigijo akcijų per kitas įmones, Guillemot sėkmingai sutelkė valdybos narius, kad šie užblokuotų Vivendi atstovus. 2018 metais jie sudarė susitarimą, kuris panaikino bet kokią priešiško perėmimo riziką, galėjusią pasėti savidestrukcijos sėklas. Vivendi buvo didžiausia grėsmė, tačiau vaistas galėjo būti blogesnis už pačią ligą. Sukrėsta skandalų, nuvylusių žaidimų ir brangiai kainavusios kovos dėl išlikimo, Ubisoft kreipėsi į Kinijos technologijų milžinę Tencent, kad gautų milijardines investicijas. Per pastaruosius kelerius metus tai pavertė Tencent antrąją pagal dydį Ubisoft akcininkę. Kai kas sakytų, kad tai tikroji jėga užkulisiuose. Dabar Ubisoft gali atsidurti tarsi įkaitų situacijoje, bet kodėl įkūrėjai perduotų pilies raktus? Karas su Vivendi buvo baigtas, tačiau Ubisoft negalėjusi laikyti viena. Didžiausia jos akcininkė buvo Guillemot Brothers Limited, įmonė, kurią valdė Ubisoft įkūrusi šeima. Tai daugiausia daroma dėl mokesčių priežasčių ir suteikia įkūrėjams daugiau lankstumo naudojant turtą, aktyvus ir skolą kaip finansinį svertą. Tencent, kuri jau daugelį metų aktyviai investuoja į vaizdo žaidimų sektoriaus aktyvus, yra didžiausia pasaulyje vaizdo žaidimų bendrovė pagal pajamas ir ji buvo nusitaikiusi į Ubisoft. 2022 metais Tencent investavo 300 milijonų eurų į Guillemot Brothers Limited, o tai bendrovei suteikė beveik pusę investavimo galios – 49,9%. Ubisoft visada saugojo savo kūrybinę nepriklausomybę, tačiau šis sandoris iš karto pavertė Tencent vienu įtakingiausių veikėjų, lemiančių bendrovės ateitį. Tuo tarpu Ubisoft įgijo galingą finansinį rėmėją, o Tencent išplėtė savo įtaką vienam didžiausių žaidimų leidėjų. Atrodė, kad tai abipusiai naudinga. Tai taip pat galėjo tapti Ubisoft mirties nuosprendžiu. 300 milijonų eurų skamba kaip didelė suma, bet šiandien tai iš esmės tik vieno Marvel blockbusterio kaina. Didelės technologijų kompanijos tokius pinigus gali švaistyti kaip smulkius pinigus. Tačiau Ubisoft tai buvo desperacijos veiksmas. Jie stengiasi išsaugoti valdybos vietas įkūrėjams. Dabar jie rado partnerį, kuris buvo žinomas dėl noro nesikišti į valdymą. Tencent verslo modelis paprastai remiasi tyliojo partnerio vaidmeniu ir naudos gavimu.
Sandoryje buvo numatytos kelios sąlygos, kurios pavertė tai ne tik investicija, tai tapo tarsi santuoka. Tencent sandoryje buvo numatytas 8 metų apribojimo laikotarpis, kuris neleido Tencent parduoti savo akcijų. Tai buvo skirta apsaugoti Ubisoft nuo galimos slaptos sutarties, kuri leistų investuotojams perleisti įmonės kontrolę. Ubisoft taip pat įtraukė apsaugos priemonės tuo atveju, jei įmonė būtų parduota, pridėdama pasitraukimo sąlygą, jei atsirastų naujas savininkas. Kadangi Ubisoft aktyviai svarstė savo galimybes, toks susitarimas atrodė naudingas abiem pusėms, užtikrinantis įmonės stabilumą ateičiai. Užkuliuosiuose Ubisoft susidūrė su sunkumais ir turėjo labai mažai pasirinkimų. Nenuostabu, kad įmonė turi skolų, tačiau dažnai skolų kaupimas yra didelio pardavimo arba žlugimo pradžia. Didesnė įmonė galinti prisimti skolas, ją įsigyja ir gauna visą jos turtą, mainais už tai, kad prisima finansinį smūgį. Tačiau Ubisoft, nusprendusi neparduoti, turėjo sugalvoti, kaip atsikratyti esamų skolų, kurios 2026 metais siekė $2,45 milijardo. Ubisoft atsidūrė aklavietėje. Jie turėjo grąžinti skolas, tačiau įprastas būdas tai padaryti, greitas pardavimas, dėl daugelio priežasčių buvo neįmanomas. Liko tik vienas galimas pirkėjas – pati Tencent, kuri labai norėjo įsigyti daugiau akcijų. Tačiau jei Ubisoft norėjo išlikti nepriklausoma, jai reikėjo sugalvoti naują verslo modelį. Kas įvyko toliau, daugelio žaidėjų nuomonė buvo kompanijos žlugimo pradžia, nes žaidimų kūrėja, garsėjusi istoriškai tiksliais epais, pradėjo leisti visišką šlamštą. Tačiau ar tai buvo daroma tyčia? Ubisoft ir toliau leido žaidimus įprastu tempu, o keliai iš jų sulaukė daug dėmesio. Vienas iš pagrindinių pasirinkimų buvo Skull and Bones, kuris atrodė kaip garantuota sėkmė. Jis perkelė Assassin's Creed istorinį tikslumą į naują žaidimą. Žaidėjai galėjo užsiimti piratavimu ir jūrų mūšiais atviroje jūroje. Taktinis veiksmo žaidimas pasižymėjo realistišką buriavimo mechaniką, kokios dar nebuvo matyta vaizdo žaidimų istorijoje. Tai buvo novatoriška, bet ar buvo smagu jį žaisti? Žaidimą teko kelis kartus perdaryti, kad būtų patobulintos kovos ir tyrinėjimo mechanikos. Išleistoje žaidimo versijoje beveik nebeliko pirminių buriavimo mechanikų. Vietoje to pagrindinis dėmesys buvo skirtas lobio paieškai, laivų kovoms ir frakcijų karams. Dėl to žaidimas atrodė ne kaip naujas kūrinys, o labiau kaip perkurta Ubisoft klasika, kurios gamyba kainavo $200 milijonų. Po ilgos kūrimo eigos, kai žaidimas buvo paskelbtas 2017-aisiais, o išleistas tik 2024-aisiais, jis sulaukė prastų atsiliepimų ir vidutinių pardavimų. Ir tai buvo tik pradžia. Kai 2021 metais buvo paskelbtas Star Wars Outlaws. Tai buvo didžiulis laimėjimas Ubisoft. Nuo to laiko kūrimo procesas vyko gana sklandžiai. Žaidimas buvo visiškai pristatytas 2023 metais ir pasirodė parduotuvėse 2024. Jame buvo originalūs personažai, o siužetas sukosi apie apiplėšimo misiją atvirame pasaulyje. Nors žaidimas sulaukė šiek tiek palankių atsiliepimų, jis buvo laikomas neoriginaliu, o daugelis vartotojų pastebėjo dažnas klaidas. Vidutiniški pardavimai tikriausiai užbaigė būsimas Ubisoft ir Lucasfilm bendradarbiavimo galimybės. Kiekvienas turėjo savo nuomonę, kas dėl to kaltas. Daugelis žaidėjų reiškė nusivylimą dėl pastarųjų Ubisoft kūrinių dėl subjektyvių priežasčių, dažnai kaltindami ją pernelyg progresyvumu. Assassin's Creed franšizė nuo savo pradžios, kai buvo sutelkta į Renesanso laikų Europą, stipriai išsiplėtė. Pagrindiniais veikėjais tapo įvairių rasių ir lyčių personažai. Star Wars Outlaws pagrindinė veikėja buvo moteris, o Skull and Bones leido vartotojams susikurti savo piratą ir turėjo įvairialypę antraplanių veikėjų sudėtį. Kai kurie gerbėjai manė, kad tai pataikavimas auditorijai, kuri greičiausiai nežais vaizdo žaidimų ir kad buvo ignoruojami originalūs gerbėjai. Tačiau realybė buvo visai kitokia. Yra terminas kūrimo procese – minimaliai gyvybingas produktas, kuris iš esmės reiškia pakankamai geras. Įmonės išleidžia neišbaigtą produktą, kuris yra pakankamai geras, kad sudomintų gerbėjus, o tada leidžia patiems gerbėjams pasakyti, kas buvo negerai. Šios beta versijos yra pataisomos ir išleidžiamos atnaujintomis versijomis su naujomis funkcijomis arba atsiliepimai įtraukiami į tęsinį, kurį studija vėliau gali parduoti gerbėjams už visą kainą. Vienu ar kitu atveju studijos laimi. Gerbėjai, kurie gauna netobulą produktą, dažniausiai pralaimi. Tai gali tapti Ubisoft veikimo būdu – išleisti neužbaigtą kodą vien tam, kad finansai išliktų. Bet iš kur ateina pinigai? Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nelogiška, juk kas norėtų leisti žaidimus, kurie nesuteikia patenkinamos patirties. Tai gal ir atneštų šiek tiek pinigų iš pradžių, bet tikriausiai atbaidytų daugumą atsitiktinių žaidėjų, todėl ateityje būtų sunkiau jiems parduoti naujus žaidimus. Trumpalaikė nauda ir ilgalaikiai nuostoliai rinkodaroje beveik niekada nėra gera strategija. Atrodo, kad ši strategija ilgainiui dar labiau įklampins Ubisoft į skolas ir apsunkins įmonei galimybę išlaikyti savo turto kontrolę. Tačiau nauji žaidėjai galbūt jau nebėra pagrindinis tikslas. Vienas svarbiausių rodiklių žaidimų industrijoje yra pasikartojančios žaidėjų išlaidos.
Tai rodiklis, kuris matuoja, kiek pinigų žaidėjai yra pasirengę išleisti žaidimui po pradinio pirkimo. 90-aisiais ir ankstyvaisiais 2000-aisiais nusipirkdavai pilną žaidimą ir tuo viskas baigdavosi. Tačiau, kai žaidimų sistemos prisijungė prie interneto, tapo įmanoma sukurti visą žaidimo vidinę mikrotransakcijų ekonomiką. Žaidimas nebebuvo vien tik produktas. Jis tapo tavo pasu į įvairių funkcijų tinklą. Aiškios pradžios, vidurio ir pabaigos turinčių paprastų žaidimų laikai jau praėjo. Sveiki atvykę į paslaugos principų veikiančių žaidimų pasaulį, kur atnaujinimai vyksta nuolat, o linksmybės niekada nesibaigia. Ir mokėjimai taip pat. Jei studijai pavyktų padaryti žaidėją priklausomą nuo šio modelio, jie turės klientą visam gyvenimui. Tai gali kompensuoti 10 kitų pirkėjų praradimą. Ubisoft tapo viena didžiausių šio modelio šalininkių, kas daugeliui gerbėjų kelia nusivylimą. Tačiau kol tai atsiperka, jie ir toliau taip darys. Ubisoft šis modelis atnešė milžinišką sėkmę. Pasikartojančios žaidėjų išlaidos paprastai sudaro vidutiniškai 43% visų metinių pajamų. Atmetus didelių žaidimų išleidimus, kurie stipriai paveikia pelną, šis rodiklis gali viršyti 50% per ketvirtį. Tai yra dideli pinigai už tai, kad reikia parduoti naujus kostiumus ir pradėti naujus PvP kovų sezonus. O kai reikia įdėti mažiau pastangų nei anksčiau, reikia ir mažiau talentų. Per pastaruosius keliarius metus Ubisoft neteko vidutinio lygio programuotojų talentų. Komandą pakeitė įsitraukimą skatinantys algoritmai, kurie orientuojasi į naujo populiaraus kolekcinio daikto kūrimą. Tai geras verslas, bet ar jis tvarus ilgalaikėje perspektyvoje? Ne tokiam skolose paskendusiam kaip Ubisoft. Jiems reikia kažko didesnio ir jie galbūt tai rado jūsų sąskaitą. Naujo Assassin's Creed žaidimo paskelbimas – tai tas dalykas, kuris vėl gali sužadinti žmonių susidomėjimą Ubisoft. Ši franšizė vis dar yra pagrindinis Ubisoft perlas, o paskutinis jos leidimas pasirodė 2023 metais. Taigi, kai 2022 metais nutekėjo Assassin's Creed Jade, tai sukėlė šiokį tokį ažiotažą. Veiksmas vyktų Činų dinastijos laikais, 3 amžiuje prieš mūsų erą, ir pirmą kartą žaidime būtų galima susikurti savo pagrindinį veikėją. Tačiau užkulisiuose sklandė gandai apie problemas ir netrukus jie pasitvirtino. Tai iš tikrųjų visai nebuvo Assassin's Creed. Visų pirma, žaidimas turėjo būti išleistas tik Android ir iOS platformoms. Tai dažniausiai reiškia ribotesnį žaidimo procesą ir didesnį dėmesį lygių pagrindų paremtam žaidimui, o ne vientisai istorijai. Tai taip pat yra vieta, kur klesti mikrotransakcijos, kaip žino kiekvienas, kuris kada nors žaidė 3 iš eilės tipo žaidimą. Tačiau be to, vienos iš didžiausių pasaulio vaizdo žaidimų franšizių perkelimas į mobiliuosius įrenginius sukėlė nerimą dėl dar vienos mobiliųjų žaidimų rykštės. Sveiki atvykę į algoritmą, kuriame jūs esate produktas. Assassin's Creed Jade nėra Ubisoft kūrinys. Jis perduotas Tencent, o mobiliuoju RPG rūpinasi jų mobiliųjų žaidimų padalinys Level Infinite. Sukurtas kaip nemokamas žaidimas, apie tikrąjį žaidimo procesą žinoma nedaug, išskyrus keletą viliojančių anonsų, kurie užsimena apie intensyves kovas. Tačiau mobiliųjų žaidimų kovų veteranai žino, ko tikėtis. Nesibaigiantis lygių srautas, kuriuose visada galima įsigyti naujos įrangos ir funkcijų. Daugelis gerbėjų baiminasi, kad jų mėgstama žaidimų serija bus paversta Hero Wars klonu, jei ji apskritai kada nors pasirodys. Nors žaidimas oficialiai nebuvo atšauktas, nuo 2022 metais jį kamuoja didžiuliai vėlavimai, o žinios apie jo kūrimą labai sulėtėjo. Gali būti, kad dėl Ubisoft biudžeto problemų žaidimas buvo atšauktas. Taip pat įmanoma, kad Tencent padeda tobulinti žaidimo formulę, pasiteldama savo patirtį žaidėjų elgesio ir įsitraukimo srityje, kad žaidimą būtų sunkiau padėti į šalį. Ir jei tai pasiteisins, galbūt taip atrodys Assassin's Creed ateityje, o gal net visa vaizdo žaidimų industrija. Ubisoft iš esmės perdavė savo vertingiausią franšizę įmonei, kuri vieną dieną gali tapti konkurente, tačiau Tencent gali siekti kažko dar vertingesnio nei jūsų pinigai. Viena reikšmingiausių Ubisoft įsigytų įmonių pastaraisiais metais visai nesulaukė dėmesio spaudoje. 2018 metais žaidimų kompanija pateikė pasiūlymą Nyderlandų serverių talpinimo įmonei i3D, kuri visame pasaulyje valdo daugiau nei 10 000 serverių, daugiausia žaidimų sektoriuje. Tai reiškia, kad jie turi daugiau nei 840 milijonų aktyvių žaidėjų, tačiau šis skaičius labai skiriasi priklausomai nuo serverio. Įmonė taip pat teikia pagrindinę infrastruktūrą tiek Ubisoft, tiek jos konkurentams. Įsigijusi šią įmonę, Ubisoft užsitikrino serverių stabilumą savo ateities daugelio žaidėjų žaidimams. Tačiau ta pati struktūra gali būti patraukli ir dėl visiškai kitų priežasčių. i3D labai išaugo vadovaujant Ubisoft. Iš esmės, tai sukūrė skaitmeninį panoptikoną, milžinišką beveik milijardo žaidėjų tinklą, kurie reguliariai žaidžia, bendrauja ir atlieka mikrotransakcijas internete. Jei norėtumėte sudaryti žaidimų industrijos profilį, tai būtų kone arčiausia, ką galima gauti.
Dauguma šiuolaikinių žaidimų turi internetinę dalį, o jų žaidėjai apima beveik visas įmanomas demografinės grupės ir žanrus. Tencentai gali būti pati vertingiausia įsivaizduojama informacija. Tencent yra viena sėkmingiausių žaidimų kompanijų pasaulyje dėl savo investicijų, tačiau ji taip pat agresyviau siekia tapti paslaugų teikėja. Jos mobiliųjų žaidimų dukterinė įmonė Kinijoje pasiekė didelės sėkmės, tačiau Jungtinėse valstijose jos įtaka buvo ribota. Assassin's Creed Jade buvo pirmasis žingsnis keičiant šią situaciją. Pasitelkiant populiarų prekės ženklą, vartotojui buvo pristatyta Kinijos žaidimų ir žiniasklaidos infrastruktūra. Kitas žingsnis – suteikti jiems prieigą prie viso žaidimų panoptikumo. Jei Tencent perimtų Ubisoft žiniasklaidos infrastruktūrą, jie gautų tiesioginę prieigą prie kai kurių didžiausių pasaulio žaidimų kompanijų ir jų saugiausių duomenų. Tai iš esmės yra slaptas kelias į populiariausių pasaulio žaidimų paslaptis. Tencent galės sužinoti Amerikos žaidėjų žaidimų įpročius. Kai jie žengs kitą didelį žingsnį į Amerikos rinką, tai bus neįkainojamas įrankis, galintis visam laikui pakeisti žaidimų industriją ir ne į gerąją pusę. Kodėl vakarų žaidimų kompanija rizikuotų savo ateitimi ir leistųsi paverčiama vos ne į priemonę užsienio duomenų rinkimui? Ubisoft vis dar yra retenybė žaidimų pasaulyje. Didelė žaidimų kompanija, kurią valdo ją įkūrusi šeima. Jos dar neperėmė didesnė žaidimų kompanija, kuri būtų pavertusi ją tik nedidelę leidybos etiketę. Kai atsirado grėsmė priešiškam perėmimui, Guillemot šeima buvo pasirengusi sumokėti bet ką, kad to išvengtų. Tai jiems ir kainavo. Įkūrėjų šeima turėjo vieną prioritetą – neleisti savęs išstumti iš savo pačios kompanijos. Kai Vivendi buvo pasiruošusi imtis veiksmų, kompanija manė, kad buvo verta sudaryti sandorį su Tencent. Tačiau tai galėjo būti trumpalaikė nauda mainais į ilgalaikį skausmą, nes Ubisoft, jau ir taip stipriai įsiskolinusi kompanija, paaukojo savo ateitį tam, kad išlaikytų kontrolę įmonėje. Dabar pasekmės gali grįžti bumerangu. Ubisoft niekada nebuvo kaip kitos žaidimų kompanijos, ir tai gali reikšti jos pabaigą. Ubisoft atsidūrė įstrigusi su Tencent. Nei viena kompanija negali lengvai atsiskirti viena nuo kitos. Ir tai tinka Tencent, kuri turi daug pinigų ir aktyviai investuoja į tokias įmonės kaip Ubisoft. Tačiau Ubisoft dėl to prarado dalį savo nepriklausomybės ir dabar turi mažiau svertų. Ji vis dar stipriai įsiskolinusi ir jai gresia bankrotas, nebent jos žaidimams ims sektis geriau. Jei ji būtų priversta parduoti, turėtų tik vieną realų pirkėją – Tencent, kuri tyko. Spąstai jau paruošti, o Ubisoft perspektyvos niūrios. Kaip atrodo Ubisoft ateitis? Tikėtina, kad Ubisoft skolų problemos tik blogės, nes jų žaidimų leidimo grafikas lėtėja. Nuo tada, kai Star Wars Outlaws pasirodė 2024 metais, dauguma jų išleistų žaidimų buvo pačios įmonės sukurti žaidimai. Pagrindiniai žaidimai tokie kaip Just Dance, kuriami pačios bendrovės jėgomis, taip pat kaip ir tokie leidimai kaip Monopoly bei mobilieji žaidimai. Assassin's Creed ir Tom Clancy serijų leidimai nesukėlė tokio poveikio, kokį anksčiau turėjo šios serijos, ir tikėtina, kad dėl finansinių problemų jiems teks parduoti daugiau akcijų. Kadangi Tencent įgyja daugiau akcijų, o Ubisoft akcijų kaina toliau krenta, geriausias finansinis sprendimas būtų paversti įmonę privačia ir tai leistų Tencent lengviau toliau daryti įtaką, galiausiai įgyjant daugumos akcijų paketą arba visiškai įsigyjant įmonę. Visos franšizės, įskaitant Assassin's Creed, priklausytų Tencent, kartu su 300 milijonų vartotojų baze. Jie taip pat turėtų visišką prieigą prie i3D valdomų serverių. Jie iš karto taptų vienais didžiausių žaidėjų visoje žaidimų rinkoje ir yra pasiruošę tuo visiškai pasinaudoti. Kinijos žaidimų rinka to laukia. Tencent jau daugelį metų žengia žingsnius šiame sektoriuje, tačiau iki šiol jie galėjo įsigyti tik dalį akcijų esamose galingose įmonėse. Tačiau Ubisoft ryžtas išlikti nepriklausomai padarė visiškai priešingai. Įmonė OFO pačiu patraukliausiu taikiniu. Tikėtina, kad Tencent perims kontrolę, pavers ją iš konsolinių žaidimų milžinės į tik mobiliųjų žaidimų ženklą ir užbaigs dramatišką žaidimų galios perskirstimą iš rytų į vakarus. Ir jei tai pasiteisins, jie greičiausiai dairysis, kas bus kitas. Ubisoft nėra vienintelė žaidimų kompanija susidurianti su rimtais sunkumais. Vienas didžiausių vardų šiame sektoriuje taip pat susiduria su savo problemomis. Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie 50 milijonų dolerių vertės darbuotoją, sužinokite, kodėl Electronic Arts jau baigta, arba vietoj to peržiūrėkite šį vaizdo įrašą.